Kaip manai, ar dirbtinis intelektas kaip ChatGPT gali pakeisti asmeninį trenerį ir sudaryti tau tobulą sporto planą? Skamba patraukliai, bet pažvelkim šiek tiek giliau. Taip, dirbtinis intelektas gali greitai paruošti treniruočių programą, kalorijų lentelę, net priminimus apie progresą. Tyrimai rodo, kad net 35% sportuojančių jau naudojasi AI įrankiais. Bet ar tai reiškia, kad trenerio visiškai nebereikia? Problema ta, jog labai dažnai dirbant su ChatGPT gauni bendrą atsakymą. Ar pasiūlymą, kas reiškia, jog trūksta individualumo ir tai nėra pilnai pritaikyta tau. AI nemato, kaip tu sportuoji, ar teisingai atlieki pratimą ir kaip šiandien jautiesi. Treneris ne tik sukuria individualią programą, jis stebi tavo techniką, pakoreguoja vietoje, motyvuoja, atsako į klausimus ir prisitaiko prie tavo realaus gyvenimo tempo. Be to, žmonės turintys gyvą trenerį daugiau nei 60% dažniau pasiekia savo tikslus, nei tie, kurie treniruojasi tik pagal bendrus planus. Disciplina ir atsakomybė veikia daug stipriau, kai turi žmogų, kuris tave prižiūri ir kuriam turi atsiskaityti. Dirbtinis intelektas gali būti gera pagalba. Jis tau padės sutaupyti laiką, pateiks teorinę informaciją, net primins ir patars, ką valgyti. Tačiau mano manimu jis niekada nepakeis žmogiško faktoriaus - emocinės paramos, korekcijų vietoje ir realaus motyvacijos spyrio. Tikras progresas atsiranda tada, kai technologija ir žmogus dirba kartu. Na, o dabar klausimas tau. Jei turėtum pasirinkti darbą su asmeniniu treneriu ar dirbtiniu intelektu, ką rinktumėsi tu?